padaryti. Tai šį rytą anksčiau atsikėlėm. Dabar ir po 7:20. Einam į jūrą nusimaudyti iš karto, nes jūra yra už 100 metrų. Kaip matėt, pakėliau droną, kokiu veiklą esam. Naktį aš nelabai gerai mėgojau, nes šiandien jau nuo pat ryto 5 tvarko savo pašiūris, va tas vis. Pjavom malkas kažkoks, ten pylių vandenį kažkur greičiai kažkur dar. Tai ne kažką buvo. Tai paleik tam Himarė miestelį. Tiksliau ne pats Himarė čia ir, o labai šalia nusileidom nuo kalnų. Himarė ir pavažiavus porą kilometrų į priekį, ten toks jau didesnis miestelis. Tai vis dėlto persigalvojom eilinį kartą ir varom į Iksamil, bet pirmą į Blue Eye užvažiuosim. Ten kur tas ežeras ir. Ir tada žiūrėsim Iksamil. Gal ten bei tada kažkur galės pamatyti. Važiaunam per visus šitą grožius. Labai vaizdingas kels iš tikrųjų. Vis kels labai vaizdingas. Tai va čia yra Himarė miestelis. Skundai pakilom į kalną, dabar ledam iš tai apač. Šiaip teisė turbūt būt 500 metrų jau palei kront pasiektumėm. Šiandien yra toks dalyks. Vakar suplėšiau tapkį ir netur. Ir jį labai skaudė vaikščioti ant akmenukų, o prie jūros norėsim būti. Tai mūnė reikšniai susirasti tapkis nusipirkti. Ir dar vienas dalyks, kuo mūnė reik, tai ne mūnė, abejim reik. Kempingą dujų balionėlį. Nes jau eini pabaigą. Galbūt užtektumėm vienam vakarau, bet daugiau turbūt jau ne. Jau šiaip mačiau gelton laipsnį. Pakračius visiškai nieko beveik nebėra. Labai nedaug. Ir jo, šiandien, kaip ir laiks būt mėgoti jau viešbutį, o gal dar šiandien ir nemėgosim, nežinau. Bet ryto tikrai. Tai balionėlį, jeigu nemėgosim tikrai, reikės prisireks. Nu ir čia, aišku, neieškos, šiaip iš toks mažesnis miestelis, tai bandys prie Sarandės, važiuojant link Iksamil, kažkur tai sustoti. Iš ko jau googlinau, nieko neradau, tai ChatGPT sako, kad didesnių tokių centrų kaip ir nėra. Ir papras parduotuvės, bet dujų balionėlį galėčiau rasti žvejybinį prekių parduotuvę. To nepabandysim padaryti. Vieną adresą radau, tai nuvažiuosim. Bet čia bus jau vėliau. Varom į Blue Eye. Jeigu jums patinka Kroatijoje vaizdą, tai atvažiuokite į Albaniją. Ir realiai Albanijai lenk Kroatiją kokius 2 kartus turbūt. Kalnų dydė visai kiti. Jūros visas grožis.
Nežinau, ar matysis per kamerą, bet ten dar vienas bunkeris. Ir ten turbūt bus ganėtinai nemažas. Būtų fainai, aišku, ten dasigauti kažką. Bazė. Tunelio Navy Base of Porto Palermo. Jo. Tunelis kareiviškas bazės Porto Palermo. Nežinau, ar ten pavyks davažiuoti. Bent jau čia jokį kelioką nerodo. Čia va ir kelioks. Ir vėl mes žvyrkelės. Kažkoks ženklas lyg tai buvo, kad nefilmuoti. Ar pavyks mums čia davažiuoti, nežinau. Jo, kareiviška bazė kažkokia tai. Žodžiu, gaila, bet nedavažiausiam. Ir kaip ir. Bent jau pabandėm. Aš to užkeliu sauganos. Suštampautas anos, pakabinti varpelę po kaklo, kad skambėtų. Va, laukinis paplūdimys. Nemaža albanų tor vynuogynus kalnus ir augina vynuogės, o iš vynuogių daro arba vyną, arba samanę. Esu ragavęs prieš kokį 15 metų, daugiau negu 15-17 turbūt. Tai samanė stipresnė negu lietuviška. Pas ant samanį ir beveik 70 laipsnių, bent jau taip sakė žmogus, su katru teka pagyventi, o ons ir albans. Ir buvo iš Albanijos atsivežęs paragauti. Tai stiprus, labai stiprus. Nudegi mišką. Medė nudegi.
Kamieną jaudį, nesuprantu. Čia nuo karštą, ar ne, čia tikrai buvo užsidegę kažkada. Nes kiti gryna nudegė, matos, kad žalion viršūnis. Galėtume važiuoti su to įtraukinu, bet mes esame piškom. Porą kilometrų iki Blue Eye. Čia žmonės lauk. Kažkur gal išsinuomoti. Bet dar. Nu va, atėjom iki Mėlynos akės. Iš čia prasideda upė. Aš kažkur ištrykšta. Nu, bandom prisigrūsti ir mes. Like some of my friends think in addition to that, there's additional requirements to backpacker, like staying only or mostly in hostels. Kažkad žiūrėjau video tokių keliautojų. Tai sako, už Zakopanės ežerą matė gražesnį veidą. Tai vat, tie pavaton, Mėlynoji akis, nežinau, kas čia Plomčiai gražiau. Nu, kad žemės trykšt fain, bet tai čia lygint su Zakopanės ežer ir su kalnu apsupty ten, tai nežinau, būtų nelogiškai ir neprotinga. Nu, dar niekad nebuvo matęs Xiaomi mašinas. Šiaip daug nieko gero, iš tikrųjų, vairas į kompiuteris. Koks gerom vandenėlis. Šalts toks. Žiūrėkit, čia vat, pamatot, kaip tek. Į ten, grynai į mūsų kryptį, kur mes važiaunam. Ten virš akų labai aiškiai matės. Ir čia šiaip matos biški. Žiūrėkit, mes kilstam į kalną. Va, matos, kaip tek į priekį. Bistriče. Reikės pasigūglinti, kas šiaip yra anomaliai. Konkrečiai, aš mes į kalną kilstam. Jop, irgi kilsti kalną su mums kartu. Kas čia yra? Kaip taip galbūt? Bram, aš net sustosiu. Kad tikrai jums parodyti, kad tikrai kilst į priekį, va plauk, va. Matot, plauk šitą tas kažkoks nesąmonė į priekį. Nu, stebėkit. Aš varysiu į kalną. Matot, ne, ka į kalną, ta prasme, kels. Žiūrėkime, kiek mes esam pakėlę. Visą laiką kilstam.
Kas čia ir? Žemės trauka kitokį ir kas čia ir? Nu matos, ane, kai kalnų kelstam. Žiūrėk, va per ilgą atstom, nu konkretę matos. Va matot, kiek esam pakėlę. Ir mes kart suopi. O dabar jau leisimės į apačią. Nu į ropį, ten matos kalėdas į apačią. Bandom surasti. Hello. Do you have a camping gas bottle? No, No. no. Maybe you know where can I get it? I don't know, in the market? In the market. Yes, big market. How it calls? Yes. I don't know. Okay, I will try to find it. Thank you very much. Bye. Bandom laidom čia. O, čia kažkam turės panašaus. Do you have a camping gas bottle? Google Translate телефон. Ah. No? No. No. Thank you. Nesuprantu anglišką. Nu, žodžiu, nėra čia. Žodžiu, tai buvo pats didžiausias supermarkets tam mieste. Tai saik supermarket iškuot gal bus vienam ieškom. Jeigu ne, tai gal pabandys degalinę blogiausiu atveju. Nu, bandykim net iškuoti. Visiškai niek panašaus čia nėra. Bet aš pasimsim vandenok šaltą. Atsigaivinti reikia. Ir galbūt Red Bull irgi reikia atsigaivinti. Excuse me. Maybe you know where can I get like camping Come. upstairs? Yes. Oh, Number one upstairs. good. Yeah. I was thinking just as a one floor. Thank you very much. Вот gerai. Na, o čia ir aliejus, valiklė. Va, čia kažkas panašus šitą. Bum. Kempingas. 607 gramų. Čia 500 gramų, man buvo ten kažkas apie 300, man atrodo. Mūsų labai faina. Nežinau, kur čia, kaip čia, kas čia. Užsidarykit. Varom, perom. Sorry. Va, 100 gramų. 2 suvalgys bus gerai. Bet reikia 4 pasiimti. Šakit. Nu gerai. Čia užteks. Tai vandens reikia pasiimti mums. 3,950. Thank you. Do you want the bag? Sorry? Okay. Yes, please, yeah. Thank you. Bye. Nu ir važinėjam į Ksamil. Vijėlis toks pakėlis.
bangų yra. Nu, pažiūrėkim ton išgertoj paplūdėm. Šiaip tai Varlyns, čia visur piln žmonių. Mašin, belekiai, davažiuojat sunkia. Parkingą mokame aplinko. Kaip čia tas vanduo. Mėlyns žydrus, bet neskaidrus. Kaip kitur. Nežinau, ko mums šitoks ypatingas. Pavažiavus už Ksamil dar švaresnį paplūdimį turi nei čia. Nu, tik tai, kad smėlioks toks. Nu, kaip smėlioks. Akmenukas smulkiai, bet gelsvi. Atėjom pavalgyti, susakėm. Ten jūra, ten mūsų motis užklots. Laba, didelis vies, iš tikrųjų, žiauriai didelis bankas ir sukėlus. Ir nežinau, čia visiškas Varlyns, neįdomu, negražu, belekiek žmonių. Tai bandysim važiuoti, žiūrėti kempingėlį, toik neblogą atradom, bent jau iš nuotraukų. Tai galbūt to kempingą važiuosim. Iš tikrųjų, 5 kempingą. Vienas prie pat jūros kronto, kad irgi šalap jūros kronto. Vienas yra, nu, bent jau iš atsiliepėm nelaba kažką, nes daug šiukšlių. O vienas labai gražus ir galbūt netgi nereikės palapėns mums traukti kaip jūrtą, kaip kažkas panašaus ir 2 lova. 2 paras 45 eurų, 4500 pinigų. Nu, tai kažkas plus minus. Apie 45 eurus. Tai galbūt ten ir apsistuosiem 13 minučių pieškom iki jūros, bet labai gražiai pagal nuotraukas. Tai nuvažiuosim ir pažiūrėsim, ar pagal nuotraukas pat atrodo, ar visišką įpėjus. Nu va, o dabar bandysim pavalgyti, pasistiprinti, nes labai iš tikrųjų noriu. Žiauriai iš tikrųjų vėl užsivėlinom, niekur negalim skubėti. Atrodė ten į ten rek. Tai tapkis iš kojaus susiradau vyno parduotuvėje. Paskiau pats matėt su dujų balionu, kas atsiteka. Tai nėra Google'inu, kažkur kai atpartoj nuvažiavom, nėra. Google Maps pasimėts visišką metą į Veiną posvažiuoti, nuvažiavau į Veiną pos 8 km per trafiks, per komščius, nežinau, 20 minučių, kai važiavom tos 8 km. Sugalvoju, persigalvoju, kad ne ten yra. Nu, tai ten jau kažkaip vartoju, neturėjai. Sugalvoju, kad ne ten yra šviesas adres, kur buvo įvėtsom prekybcentrį. Vėl atgal per miestą, tus pačius 8 km ir dar plus 4 į priekį. Tai vėl 20 minučių. Visiška vėja kažkokia. Tai, bet gerai, gavom ten prekybcentrį tom balionėlį dujų ir galėsim vėl vakariniauti ir pusryčiauti, pasidaryti savo maistą kažkokį tai. Bent jau kavos užsipilėk ir košis iš tikrųjų baiginėjas. Tai, o, atneš šaltą gėrimą mums. Thank you. Šaltą gėrimok, tai dar palauksim ir pavalgyti. Nu ir gerai, pavalgysim ir važiuosim ieškoti kempingų. Sveikatą. Sak, čia sėskitės, bus gražus vaizdas į jūrą. Nu, gražus vaizdėlis į jūrą. Kon čia trauks dabar. Siriutas trauks. Atvažiavo ištrauks tualetą. Nebus čia tiek. Nu, gera, kad ne tualetą kokį ištraukti atvažiavo užpildyti vandenį. Matos vis cisterną užvasojus. Nors tai gera. Galbūt buvo čia mes valgom, o čia trauk tualetą. Geriau nebėra. Atvažiavom čia tik pležą radom. Tik radom pležėlį. Ir čia atvažiavom šlagbams uždėti. Tai, sako, sėdės
Tai žodžiu, atvažiavom neįled. Sako, turit susimokėti. Privats, čia yra pliažus. Sakau, galvoju, ką nam gal rektinį kišenį duoti. Sakau, keik. Ne anglišką nemok, bet išsitrauk lapėlį 70 eurų žmogų. 100 eurų dviem būtų. Niek, varom į kempingą mes turau, kur susiradom, pažiūrėsim, kas ten gera. Čia va kažkoks yra restoranas. Galbūt, kad per ton žvyrkelį bus įmanom ten patekti. Pabandom, davai per čia. Panašu, kad mes apgalvomans ir davažiuosim žvyrkeliu ir sutaupysim 100 eurų. Jo, nusileisim į apačią. Parking. Why we cannot get there? Why we cannot get there? Parking here is look is a car. Okay, parking here. No, we're just looking. Maybe we're gonna go back. Okay. Nu va, čia tas privatus paplūdimys. Tik tai, kad ten kažkur buvo galbūt ten. Už 140 eurų dviem. Bet mes davažiam čia, bet kadangi toks bangas yra, tai neįmanom ten būti apačio. Nežinau, vėsim da pasižvalgyti, kas čia yra gera. Nu, daužas markė. Ves pakront. Ten tada važiuojant žmonės irgi per kažkur. Arba čia priplokda su laivelės, nes šiaip nematau per kur ten galėtų. Ai, piščiom, matau, kilsti virš, laiptas. Ten pasilikti nusileidė į apačią. Ten sarandė, vam vis matos. Vis mies nežinau, per kamerą matos. Žiūrėk, kaip tai svaigst. Ir čia nuskėsti gali beleką. Ką, panėdė čia vaizdu. Koš čia? Čia kokie 5 metrų aukšti. 4-5 metrų aukšti, iki čia bangas dėjom. Geras. Wow. Išmet kaip varlę. Į pakrantę. Nu tai va, radom kempingėlį. 2 naktis, 40 eurų. Graži virtuvėlė. Išsiplauti trūbom, skalbai mašiną. Tualetą viskas. Ir davė palapėnį savo. Nereikės mums savo traukti palapėnis.
Tai va čia pasiliksim ir ten iškart bus mūsų vien palapėnė. Sakė, kad netrukdys. O, atsinešim daiktus. Motociklų šalia. Užkrūmėlį. Va mūsų palapėnė. Davė palapėnė. Ventiliatorius. Palapėnė. Lova. Čiužinys. Nu ir gal minkštą galėsim eiguoti. Nu kur tu nesuteiksi? Visur, nei tor savo. Tai nu tai jau sitai sakau, nei tokiom, va, Barbie bėgiuo. Visur nurasi. Bandom nueit prie jūros, mes nežinom, kokį kelių liktai, kad čia. Šitą parvažiavo viršininkas. Nu dabar bus tim 3 žmonom reikalų. Nu tai atėjom iki Veitelis, tai turbūt, kad išsirinkom paplūdim. Būsim čia ryto. Golds. 2 golta ir skėtis 25 €. Kito veitų ten toks, kur skardis buvo, tai 15 €. Bet ten skardis. Čia smirlaks įdėkti vandenį. Nu, čia vat, gali. Paklausim, gal. Ai, čia tas pats ir yra. Black Pearl. Ja. Oi, čia gali pasiplaukti. O, mocų gali išsinuomoti. Gal rytoj ir išsinuomusim. Saulė palydam. Čia bora paplūdimė. Renkamės iš tikrųjų, ko ryto būti, bet jau turbūt nusprendėm. Tai Bora Beach, saulėlydis, bieškį vėjaut. Daug lietovių sutikom. Lip. Davai, varyk. O. Sutikom daug lietovių. Gal neįkrisim, nežinau. Kaip tau sekasi? Wow! Blemba kalingon. Galbūt ne kažką įkris, nes aš su piniginės. O, su bitlas plaukiu. Bora. Toks moc 7 € pusę valandos paplaukiot. Nu gal ryt išbandysim. Manau, kad išbandysim. Einam atgal, ne? Palauk, praleiskim žmogų. My friend, what are you doing here? You know I No, help you. we're going out. Okay. Yeah, how many people? Kažkoks Mickey Mouse sako, ko jūs čia daro, tipo. Tai, šiandien ko daro, to rytmetė stovės ten prie vartėlių. Sakys, užeikit šipsodamos. Saugiai jauties?
Grįžom į namučius. Pažiūrėkit, kaip gražiai čia visur apšveist. Nežinau, minėjau, neminėjau. 2 naktis 44 eurą, 43, 4 eurą. Jo, 4 eurą gaus. Visai liuks 22 eurą. Vienu par neliuks. Ką? Labai liuks, viskas gerai, neina. Taip sakau. Labai man patinka. Žinau, kad tau patinka, nes tu ir išrinkai. Nes tu norėjai į viešbutį. Nu. Bet 102 eurų už 2 paras buvo brangu. Sako. Bet alus ant jūros krantų už 10 eurų buvo pigu. Taip. Va, mūsų žvėris. Čia. O mūsų dangoraižis čia. Atrakink duris, įves kodą. Signalizacija išjungia. Va, kaip gražiai atrodo. Nu viskas, mes jau suoti. Mūsų kino teatras ir mūsų viešbutis. Va taip jau užbaigam naktelį. Mes senam gulti jau, tai jau. Labą naktį.